Kas jūs asmeniškai paskatino pasirinkti šį švietimo kelią? Nuo pat mažų dienų galvojau, kad noriu dirbti su vaikais. Patiko dirbti su vaikais. Tad baigusi šią mokyklą, po to mokslus baigusi universitetuose, atėjau dirbti šią mokyklą. Tai yra mano vienintelė darbovietė, kurioje pradėjau dirbti kaip anglų kalbos mokytoja. Po to tęsiau savo karjerą direktorės pavaduotojai ugdymui ir nuo vasario mėnesio esu direktorė. Kokia pirma mintis jums kilo išgirdus apie tūkstantmečio mokyklų programą? Pati pirma mintis tai yra proga mokykloms ne tik materialiai atsinaujinti infrastruktūrą, bet ir bus galima patobulinti mokytojų kompetencijas, paįvairinti įvairias veiklas mokiniams. Ir tas lūkestis iš tikrųjų jisai išsipildė. Turėjome didžiulę galimybę ne tik atnaujinti savo aplinkas, bet ir labai patobulinom mokytojų kompetencijas. Kuriai programos tobulinimo sričiai buvo skiriama daugiausiai dėmesio? Galim pasidžiaugti turėdami savo naują laboratoriją. Gamtos, elektronikos ir konstravimo laboratorija. Tai yra galimybė, kurioje mokiniai tyrinėja, ieško, atranda, eksperimentuoja, vykdo įvairiausias veiklas. Ir ten vyksta ne tik tai gamtos pamokos, bet ir chemijos, fizikos, tai yra gamtos mokslo pamokos. Vyksta popamokinės veiklos, užsiėmimai ir tai integruojasi ir būtent į ne tik tai neformalų ugdymą, bet ir visą tai yra formaliajame ugdyme. Tai džiaugiamės turėdami tą galimybę, tai yra eksperimentai, tyrinėjimai ir visa tai, kas yra įdomu ir ne vien tik tai teorija, ne vien tik žinias. Tai yra praktika, kuri yra be galo svarbi ir be galo svarbi tolimesniam gyvenime, nes be praktikos jau šiuolaikinis pasaulis yra neįsivaizduojamas, tai yra ruošimas gyvenimui. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis, vykusiamis įgyvendinant tūkstantmečio mokyklų programą. Mokiniams buvo sudarytos galimybės tobulėti, savo reikšti mintis laisvai, lavinamas kritinis mąstymas. Ir tie mokiniai, kurie buvo nedrąsūs, sakė, aš nežinau, gal tegul kitas, dabar jie drąsiai stojasi ir priima projektus, savo pristato projektinės veiklas. Ir mes džiaugiamės matydami, kaip jie dalyvavę mūsų veiklose, tarkim, viešojo kalbėjimo mokymuose, jie šiai dienai drąsiai dėsto savo mintis. Tai yra džiugu. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokytojų pokyčių istorijomis. Įsitraukę į šias veiklas, jie suprato, kad pokytis būtent ir atnešė jiems daug galimybių. Daug galimybių tobulėti, pamatyti ir visą tai juos motyvavo. Mokiniai žingeidūs, nori įsijungę į jų veiklas. Ir šiai dienai mokytojai tikrai laisvai ir imasi lyderystės, veda projektinės veiklas, įvairius užsiėmimus ir galim pasidžiaugti, turėdami ir jaunųjų lyderių klubą, turime jaunųjų žurnalistų klubą ir visa tai imasi mūsų mokytojų iniciatyvos būtent šitos programos dėka. Kaip mokinių tėvai vertina tūkstantmečio mokyklų programos veiklas ir kuriamą vertę? Tėvai džiaugiasi matydami pokytį, matydami atsinaujinusias erdves, matydami vaikų norą įsitraukti, matydamiesi, kaip bendradarbiauja mokyklos, kaip vaikai dalyvauja vieni kitų programuose, keičiasi. Ir tai plečia jų akiratį, tai ir kritinį mąstymą, ir mokinių gebėjimai, ir paprasčiausias vaikų ugdis. O kaip šią mokyklą jūs įsivaizduojate po 5 metų? Yra materialūs dalykai, kuriais norėtume patobulinti savo aplinkas, bet taip pat norėtųsi ir tęsti veiklas, tęsti mokinių veiklas, kurios mokiniams be galo patiko, kurios ugdė ir jų kritinį mąstymą, kur mokiniai galėjo mėgautis, tyrinėdami, atrasdami, klysdami bei tikėdami savimi.
Tai tos veiklos motyvavo ir juos siekė kurti, o mokytojai dalyjasi patirtim, tinklaveika. Tai yra tikėtina, kad ir tęsis ateinančius 5 metus. Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Esame Pumpėnų miestelėje, Pumpėnų gimnazijoje. Ir sena mokykla, kuri skaičiuoja jau 2 šimtmetį. Tai yra mano mokykla, aš šią mokyklą baigiau. Šioje mokykloje pradėjau dirbti mokytoju ir jau nemažai metų dirbau mokyklos vadovu. Koks pokytis įgyvendinant šią programą jau šiuo metu yra labiausiai pastebimas? Pokytis didžiausias, kad savivaldybės mokyklos, kurios ir dalyvavo projekte, ir prisijungė kaip partneriai, pradėjo labiau bendrauti. Ir mokytojai, ir vaikai šitas pasijutė. Rezultatai, žinoma, mokinių pagerėjo. Pradedant 4-okų rezultatais nacionalinių pasiekimų patikrinimų, skaitymo įgūdžiai jų pagerėjo. Taip pat ir 8-okų skaitymo įgūdžiai pagerėjo. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų rezultatai taip pat pagerėjo ir matematikos ir lietuvių kalbos brandos egzaminų. Galėčiau įvardinti 3 dalykus, tai anglų kalba, matematika A lygio ir fizika, kurių rezultatai irgi pagerėjo tikrai ir mes tai siejame su projektų veiklom. O gal galėtumėt pasidalinti jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis vykusiomis įgyvendinant šią programą? Tai galiu paminėti radio taškas, toks buvo įkurtas ir iš to išsivystė jaunųjų žurnalistų būrelis, jie atsirado entuziastas, kuris subūrė savo komandą ir dabar vyksta kiekvieną savaitę, trečiadieniais būna tokios radio laidos, kurias girdi visa mokykla, patys renka medžiagą, patys renka muziką, temas ir tikrai ta komanda jų tokia jau gan solidi ir tai jiem patinka ir 2 metai vyksta ta veikla. Tai aš matau kaip sėkmę. Tokie jaunų žmonių, jie pradėjo būdami 8-okai, dabar 9-okai. Tai buvo vienas toks puikus dalykas. Kitas turėjo mokinį, kuris pasiekė tokių gerų rezultatų, baigė mokyklą su 2 šimtukais, fiziką ir matematiką. Ir dabar studijuoja Vilniaus universitete fiziką. Tai, žodžiu, čia irgi manom, kad projekto veiklos prisidėjo prie jo sėkmės. Kaip mokinių tėvai vertina 1000-mečio mokyklų programos veiklas ir kuriamą vertę? Taip, mokinių tėvai kažkiek netgi yra įsijungę į veiklas. Mes turėjom keliaujančių architektūros dirbtuvių tokias veiklas, kurios tęsiasi kelis mėnesius. Ir produktas toks buvo sukurtas, tokia lauko klasytė, sakysim. Ir kuriant šitą projektą dalyvavo ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai toje pačioje komandoje. Tai jie tiesiog galėjo pamatyti, kaip galima kažką padaryti ir kaip galima gražiai bendrauti ir įkurti kažką kartu.